Nomeda. Labuka. Labuka. Aš gal galiu piešti, kol mes kalbėsim? Taip. Okay. Mes sugalvojom su Nomeda improvizuotą interviu. Labai improvizuotą. Nepasiruošę. Turėjom kitų reikalų ir šiandien esu iš socialinio savo projekto Tikras žmogus. Aha. Ir vat pagalvojau, kadangi neturiu klausimų, nepasiruošęs, studentas. O tu pasiieškok savo galvoje. Pasiieškok savo galvoje. Ne, iš tikrųjų, aš galvoju, kad klausimų jų visada turbūt yra. Smalsiam žmogui turbūt visada yra kuo pasidomėti. Apskritai man labai smalsūs žmonės patinka. Aš pati tokia ir ne dėl to, kad aš savim gerėčiaus, bet mane džiugina. Aš netgi savyje provokuoju šitą, žinai, tokį domėjimąsi papildomą. Kitai žmonėm, kaip jie mąsto. Man įdomu, kaip kiti žmonės mąsto. Apie tos pačius dalykus, kaip aš, sakykime. Ir aš kartais susitikrinu. Ir ypač jeigu man žmogus patinka, man yra įdomu, ką jis galvoja vienu arba kitų klausimų. O ką reiškia patinka? Nuo ko prasideda patinka? Man imponuoja žmonės, kurie yra, va, kaip ir minėjau. Visų pirma, man iš tikrųjų žmogus turi būti, kaip čia pasakyti, kaip bebūtų juokinga, kaip bebūtų keista ir galbūt taip kažkaip gal labai netgi senamadiška, jo vertybės turi būti panašios kaip mano turbūt. Vertybės turi būti visų pirma, nes iš tikrųjų kartais skiriasi šiek tiek, bet jeigu tu žinai, kad žmogus yra idealistas, kad jis yra kažkoks pozityvus, man iš karto tinka. Man tinka, nes, aišku, kad ten yra dalykų, kurie nebūtinai sutampa. Du protingi žmonės nesibara dėl to, kad jie skirtingai mano apie vieną ir tą patį dalyką, jie keičiasi nuomonėmis. Tai va, yra tokių žmonių, kurių nuomonė nebūtinai sutampa su mano, bet jie man patinka, nes jie tiesiog yra įdomus ir man netgi labai patinka kitaip mąstantys žmonės negu aš. Kartais aš pati pastikrinu ir tada galvoju, taip, turbūt jis teisus. Jis turbūt teisus arba, sakykime, aš kažką sužinau naujo. Nes, žinai, kitu atveju tada būtų įdomiausia bendrauti su pačia savim. Nes tada, jeigu tau nereikia nieko naujo, jeigu tau neįdomu sužinoti nieko, tai tada sėdi su savim mylimu, įdomiu. Ir viskas. Ir pats savo diskutuoji padėliukas. Ne, kokia diskusija, jokių diskusijų. Absoliučioji santarė. Nomeda, kaip save įsivaizduoji po 10 metų? Žinok, yra įdomu, aš niekada neįsivaizdavau savęs po jokių metų. Ir vieną dalyką tau galiu pasakyti, kad aš niekada neįsivaizdavau, kad man stuktelės 50. Aš apskritai neįsivaizdavau, kad taip gali su manim atsitikti. Man atrodo, kad tai yra... O kaip... kada čia bus? Okay. Žinai, aš gal visą laiką taip atrodo, kad yra tam tikri skaičiai. Man ir iki dabar, žinok, yra žmonės, kuriem 50 metų, aš, pavyzdžiui, staiga kažkas sako, ten tam 50 metų, aš galvoju, oi, pagyvenęs žmogus. Tad aš galvoju, Marčėnaitė, iš naujo galvok, nes man kažkodėl tai, supranti, metai ir dar kažkas, jie kaip ir daro kažkokį įspūdį. Bet kai kalba apie mane, aš vis tik galvoju, oi, palaukit, aš dar nesprendau, aš dar nesusitupėjau, aš dar visai neišmintinga, aš dar man reikia laiko, neskubėkite taip stipriai. Kita vertus, žinai, visai neįsivaizduoju savęs po 10 metų. Aš niekada neprognozuoju. Aš esu tų retos veislės žmonių, tikrai turbūt retos, nes aš suprantu, kad vis dėlto dauguma žmonių žiūri į perspektyvą. Jie turi kažkokių tai idėjų, jie turi svajonių. O man yra žiauriai gerai tai, kas yra čia ir dabar. Ir tai buvo visada, žinok. Yra labai įdomu. Ir man, aš net pusė metų į priekį man yra labai sudėtingas planas. Pusę metų. Aš vis bandau kažką. Juolab, kad matyt mano gyvenimo patirtis sako, kad tie tavo planai, jie dažniausiai yra juokingi. Visi tavo planai gali subirėti per vieną akimirką. Ir tada labai liūdna gali būti. Tai vat savęs tokios, aš tik tai tikiuosi, aš viliuosi, kad man bus lygiai taip pat įdomu gyventi kaip dabar, kad aš aplinkui sutiksiu nuostabių žmonių, kad aš turėsiu lygiai tiek pat veiklos. Deja, aš jaučiu, kad aš turėsiu tiek pat veiklos, bet aš tik tai norėčiau gal perdėlioti prioritetus. Aš noriu rašyti knygas vaikams, aš noriu jas iliustruoti. Aš tai ką dabar ir darau, žinai. Tai man didžiulis džiaugsmas ir aš noriu, kad to džiaugsmo savo daugiau. Aš iš tikrųjų tai norėčiau tingėti, bet tingėti taip, kaip aš tai darau, dirbdama. Darydama tuos darbus, kurie man malonus. Ir visiškai nedarydama to, kas man nepatinka. Tai man mažai būna žmonių, su kuriais man būtų nemalonu bendrauti. Bet aš stengiuosi, kad tokių žmonių mano gyvenime apskritai nepasitaikytų. Negaišti laiko nesąmonėm. Tai va. Toks mano tas įsivaizdavimas, žinai. Ar Nomeda Marčėnaitė išduotų savo sėkmės formulę?
televizijos laidos, populiarumas. O čia yra sėkmė, manai? Mes su Marijonu Mikutavičiumi. Kažkuria prasme. Galbūt yra daliai žmonių, kuriem taip atrodo. Aš kažkada mes su Marijonu kalbėjom, aš dariau laidas tokias ir kalbinau Marijoną. Ir taip atrodo ir sakau, tai klausyk, sakau, Markai, sakau, nu tai kaip čia dabar yra, tu čia vat, toksai visas sėkmingas, tau viskas taip puiku, sakau, nu kaip čia dabar, sakau, tu neliksi senų bernų visai, atsimenu čia prieš keletą metų. Jis taip susiskausmino. Ir matyt dar dėl to, kad jisai nusivylė manim, kad aš tokia varna nesusigaudau, kad jeigu žmogui gerai klostis, kad jis turi automobilį, namą, kad jisai dirba laidose, kad jis būtinai asmeniniam jo gyvenime viskas absoliučiai idealiai tvarkoj. Nu, iš tikrųjų, turbūt tu turi turėti kažkokiu gyvenimo laikotarpiu daug pinigų, kad suprastum, kad ne piniguose laimė. Nes žmogui, kuriam sakai, kad, na žinai, ne piniguose laimė, jis niekada jų neturėjo, jis galvoja, žmogau, nu, nemeluok tu man, aš geriau žinau. Tai tikrai ne piniguose laimė, ne toje karjeros sėkmėje. Nes iš tikrųjų, tai žinai, bet aš čia visiškai netaip seniai palankiau tokius labai įdomius kursus, bet aš dar vis retsykiais mėgstu atrasti įdomių dalykų. Toksai Styvas Nylas atvažiuoja į Lietuvą ir jisai, žodžiu, padraugavome su juo ten su visa grupė žmonių. Tai lietuvių kalboje mes neturim to skirtumo tarp self-confidence ir self-worth. Tai vis dėlto yra didelis skirtumas, nes tu gali būti absoliučiai patenkinta savo veikla, bet su tavo vidiniu komfortu tai nebūtinai sutampa ir nebūtinai eina viena lygia greta. Tai, žodžiu, tas mano self-confidence iš tikrųjų yra viskas tvarkoje. Karjera, jeigu taip galima įsivaizduoti, netgi tose srityse, kur apskritai neįsivaizdavau, kad aš ją galėčiau daryti. Televizija, žinai, keramikiai, tai, nu, dailininkė, kaip čia pavadinti, atrodė visiškai kažkokia nesąmonė, nei man buvo įdomu. Ir aš esu iš tų žmonių, kur, kaip ten sako, rusai turi posakį, čiukčia ne čitatelь, čiukčia pisatelь. Tai vat aš niekada nebuvau televizijos žiūrovė. Aš nežinau, kiek metų apskritai tokio daikto neturiu, televizijos tos dėžutės. Ir aš niekada nežinodavau nei tų garsenybių lietuviškų. Man visai ką redaktorės turėdavo pasakyti, sakydavo, nu Meda, nu, jinai žinoma yra. Nu, super, aš džiaugiuosi, lucky ho, žinai, puiku, aš džiaugiuosi už ją, bet aš jos nepažįstu. Tai vat aš visai labai džiaugiuosi sutikus žmonių, kurie sako, laba diena, kaip jūsų vardas? Na, Meda. Ir taip smagu, kad galvoju, dar yra žmonių, kurie nekenčia nuo televizijos vartojimo pertekliaus ir žiniasklaidos. Pakeitė? Ką nors ar pakeitė? Nu, aišku, pakeitė, nu kaipgi, kaip tai gali nepakeisti? Viską, daug ką pakeitė, tik tai aš labai viliuosi, kad mano žmogiškų ypatybių tai nepakeitė. Būna kartais darbas šiek tiek įtakoja tavo, bet kažkiek turbūt pridėjo kažkokių tai ypatybių, bruožų kažkokių tai ten, galbūt netgi atsimenu vienu metu tokio net valdingumo buvo kažkokio atsiradę, nes nu, tu turi kažkokią sukontroliuoti situaciją. Ir tas man bruožas visai nepatiko, jau lab, kad man iš prigimties jau mostelė, tai yra tam tikrų ypatybių, tokios dirigentės amžinos, net ten, kur nemoku, net kai natų nepažįstu, aš diriguoju. Bet žinai, bet aišku, ta autoironija man leidžia į save iš šalies pasižiūrėti ir pakikenti iš savęs ir nemylėti savo blogų bruožų ir keisti juos, bandyti bent jau. Aš labai noriu keistis, tai va. Taip kad, nu aišku, kad tai davė kažko, davė ir atėmė. Visaip čia galima būtų sakyti, daug laiko atėmė labai, bet ir daug davė labai, galimybę pabendrauti su nuostabiai žmonėm, su labai gražiai žmonėm, susipažinti su jais. Dabar eidama gatvę pažįstu daugybę iš tikrųjų žmonių, kurie buvo mano laidose, kurie man labai patiko ir patinka ir man smagu, man pasaulis yra mažas ir mielas, apskritai žiauriai gera Lietuvoje gyventi. Ar yra noras grįžti į televiziją, turėti savo laidą? Ne, žinok, jau garbės žodis, tai tikrai nėra tas noras, kuris mano, dabar aš jeigu ir kalbėčiau apie savo norus, tai aš žiauriai noriu. Aš dabar iliustruoju knygelę, kurią parašė onkologinėmis ligomis sergantys vaikai, gulintys ligoninėse. Tai aš iliustruoju, nes manęs paprašė, Vytauto Kernagio fondo atstovė, paprašė manęs tą padaryti, aš su didžiausiu džiaugsmu tai darau, bet dar aš labiau norėčiau vis dėlto iliustruoti savo pačios parašytą knygelę, kurią aš rašau ir vis aš netrandu laiko tą padaryti.
per kažkokius darbus, tai, vat, tai jeigu kalbėt apie norus, tai pirmiausia šitas noras, paskui noras padaryti parodą, padaryti skulptūrų. Nes, Skulptūrų būtent. taip, skulptūrų, jo. Nes turiu tokią idėją, nes vėlgi turėjau seniai tokį norą padaryti liečiamas skulptūras. Touchable, žinai, kaip būna parodose, do not touch it. Ten neliesti rankomis, nečiupinėti, eksponatų rankomis nečiupinėti. Tai kadangi man visą gyvenimą, aš kai tik tai paimu kokį daiktą, man norisi jį čiupinėti, žinai, skulptūrą randi, tai ją reikia čiupinėti, kaip, dabar kaip tu ją, ką aš dabar tik žiūrėsiu, betgi ją čiupinėti, gera, supranti, ją liesti gera. Tai vad skulptūras daryti tokias keraminės turiu omeny, šamoto skulptūras, kurios būtų liečiamas, nes aš pastebėjau, žinai, kad parodoj kažkurioje tai vaikai tiesia rankas, ten tokia buvo mano skulptūra triušė. Moteris, jinai pati nuoga, reiškia, taip rankytės laiko ir visi vaikai už tų gražiausių atsikišimų. Mamos už tų rankų, žinai, ir sakau, bet duokit, tai pačiosgi neduodat pačiupinėti, leiskit žmonėm pasidžiaugti, žinai, susipažinti, pasidomėti, pasmalsauti, žodžiu. Ir supratau iki galo, kad taip aš noriu padaryti parodą, kuri būtų liečiama. O paskui atsirado berniukas, kuris neregintis berniukas, kuriam reikėjo, su kuriuo aš bendravau, draugavau, susipažinom su juo. Ir staiga atsirado naujas projektas, aš dirbau su regos negalią turinčiais vaikais ir mes padarėm jų darbų daug kartu bendrom jėgom ir eksponavom tos darbus taip, kaip tie vaikai darė, nematydami. Tai mes turėjom žiūrėti tos darbus, čiupinėdami, padarėm tokias dėžes, sudėjome tas dėžes darbus ir tokias skylės rankom, kad žmonės, iš tikrųjų imitavom tą jausmą, kaip žmogus, ką tu jauti, kai tu nematai. Toks būdas. Jis man sakydavo, toks berniukas sakydavo, aš jau nulipdžiau, aš jau padariau, o tu padarei, aš padariau. Leisk pažiūrėti tavo darbą. Aš sakau, gerai, žiūrėk, bet jis taip ir formuluoja, leisk pažiūrėti tavo darbą. Gerai, žiūrėk. Ir jisai, žinai, paima ir taip. Bet tos rankelės, ką tik nulipdytas darbas, nieko, jokios žalos iš viso. Nors jis ten gana sudėtingas, jis taip apžiūri. Tai mano svajonė dabar yra padaryti skulptūrų parodą, kuri būtų čiupinėjama, liečiama, bet menkai matoma. Kad žmonės neužsimuštų, reikia vis dėlto padaryti, kad šiek tiek kažkiek minimaliai apšviesti, žinai, nes užklius kažkokios skulptūros ir paskui, žinai, traumos. Tai kad taip nebūtų. Bet tai kai tu klausi manęs apie norus, televizija yra toks dalykas, kad norėti jos, aš galbūt, žinai, ko norėčiau, žinai, jeigu kalba apie televiziją, taip, tai yra įdomu, tai yra iššūkis. Ir man įdomu kalbinti gražių žmonės ir aš jaučiuosi jau padarius, ten, sakykime, buvo skanus pokalbis, buvo tokia smagi laida, žinai, kada aš kalbinau tos žmonės ir dariau tai, kas man patinka. Mes gaminom valgyti ir iki šiol man tai yra nepasikeitę. Man iki šiol žiauriai patinka valgyti gaminti, iki šiol aš mėgstu įtikti, bet vakar buvo atvažiavęs draugas iš Klaipėdos, tai aš surinkau visokių tokių snekų, žinai, užkandžiau tokį padariau, kad, žinai, ir aš žiūriu, kad man yra tobulas vakaras, jisai pats nuostabiai gamina, Virgis Pupšys, jisai čia kaip tik atvažiavo televiziją laidon, nusifilmuot, padainuot. Ir kad jisai kokius 3 kartus per vakarą pasakė, kaip įdomu, puiku, koks įdomus variantas, žinai, ten kažkokios dermės, ten, žinai, pavyzdžiui, ten toksai yra prancūziškas pelėsinis sūris su džiovintom slyvom. Ir mes skanaujam ir mes kalbam. Tai tai yra tas formatas, kuris man net televizijoje skanus. Ir aš iki šiol tas pavadinimas man patinka, skanus pokalbis. Tai juk ir gyvenime mes taip darom, skaniai kalbamės, ne? Mes su tavim skaniai geriam kavą, puikiai. Jo, ir mes skaniai kalbamės. Tai tas yra didelis džiaugsmas. Tai jeigu televizija, tai tik tai nebent taip. O ne pataikaujant tam, ką aš įsivaizduoju, dažnai televizija bando įsitikti žiūrovam, kalbant apie kažkokius, tai žinai, nežinau, apie tos dalykus, kurie tarsi turėtų būti įdomu žmonėm, bet aš manau, kad tai čia yra, nežinau, kas ten. Būdavo, atsimenu, dar tai senais laikais, dar tos laidos, žinai, kurią intensyviai rodydavom, greitimoje televizijoje pažadėdavo parodyti kažkas plikus papukus ir visa Lietuva persijungė į tuos papukus, nors ten tik buvo pažadėta. Iš tikrųjų, niekas niekam nieko neparodė, teisingai padarė, bet užtenka lietuviam pažado. Aš nežinau, ar jie iki šiol taip lengvai nuperkami, aš nežinau. Bet aš galvoju, vargšai, kokie ištroškė, bet iš tikrųjų gaila tautos, įsivaizduoji.
Nu, Pažadėk ir viskas. pažadėk plikų papukų ir viskas, ir visa tauta laiminga persijungia į kitą kanalą. Super šiaip jau, nu kaip nesunku. Tai štai kaip tie reitingai daromi. Ne, aš aišku juokauju, bet tikrai tai buvo, žinok, tai aš čia truputėlį, žinai, šaržuoju, bet esmė tokia. Esmė tokia, nu ir tarsi tas pataikavimas, jisai keičia visą televizijos kokybę. Aš visą laiką buvau užsispyrus, kad, žinai, galima padaryti gražių dalykų, įdomių dalykų, žiūrimų dalykų. Tik reikia įdėti truputį daugiau pastangų ir jie konkuruoja su plikais papukais. Aš nieko prieš plikus papukus neturiu, anaip tol. Man gražu, aš pati esu menininkė. Man pasaulis yra gražus, aš dažnai kalbu, mes kalbam ir su draugu apie tai, kad labai įdomu, mes apie kulinariją galim kalbėti apie seksą įnuvai, jokių būdų. Čia yra tokia tema tabu, kurios mes be proto bijom, tai rodo mūsų tam tikrus kompleksus, aš galvoju. Ir mes nemokam skaniai kalbėti. Arba mes tada vulgarinam tas temas, arba mes pasiliekam tik tai, žinai, vaikai, virtuvė, Kinderkirchen, ne? Ir viskas. O toliau ta visa kita žmogaus gyvenimo dalis, kuri yra be galo graži, kuri mums labai daug duoda gyvenime, santykiai su mylimu žmogum, santykiai su kita lytim, galų gale, nu, viskas. Tai tarsi to nebūtų. Na, žinai, tik toks keistas, toks puritoniškas požiūris, kuris išeliminuoja iš gyvenimo labai daug grožio, aš galvoju. Bet va, čia mes ir turim problemą. Su skaniu požiūriu, su gražiu kampu, su gebėjimu atvirai, bet ne vulgariai apie daugelį dalykų kalbėti. Tai vat, jeigu tai atsitinka televizijoje, man yra įdomu, aš tai galėčiau žiūrėti ir pati galėčiau tai daryti. Tai, o visa kita man neįdomu. Tai aš pabaigsiu apie tą televiziją, žinai, apie visuomenės stadijas, dėl ko neverta pergyventi. Juk mes niekas nepergyvenam dėl to, kad mūsų vaikai gimė, jie išgyvena kūdikystę, paskui kažkokį tai tenai tą vaikystės gražų laikotarpį, paskui paauglystę, visi jos bijom, bet jos neperlipsi, vienaip ar kitaip jie tenka išgyventi. Tai vat lygiai taip ir tauta. Jis išgyvena visas savo stadijas, kažkokias tai brandos, nes mus šiuo atveju visas okupacijos laikotarpis nustumė vėl į kažkokią tai, o taip yra, taip atsitinka. Mes vėl atsiradom tokioj būsenoje, mes vėl turim išgyventi tam tikras visuomenės brandos stadijas iš naujo. Nu ir ką, ir tai okei, ir tai dabar tenka tai išgyventi. Tai va ta stadija, kada tenka būti šalia to ir matyti tai ir stebėti, bet tai išgyvenama, išaugama, pasikeis vieną dieną. Jeigu vėl kas nors ko nors bjauraus nepadarys. Na, Meda, senai esam pažįstami. Seniai. Senai susipažinom. Seniai pažįstami jau. Norėjau paklausti, kokia yra tavo energijos paslaptis? O dabar žiūrovas klausosi tavęs, kaip išlikti visą laiką energingai, gyvybingai, nes visą laiką tokia esi. Turiu tokią problemą. Žinai, labai sunku, bet žinai, tais visais patarimais, man atrodo, kad, žinai, žmonės, iš tikrųjų turbūt smalsumas apie tą, nuo ko aš ir pradėjau. Pirmiausiai, kai žmonės pasidaro visą žinį, jie ir pasensta. Kai jie staiga sugalvoja kažkodėl tai, nes visą žinių tu niekada nebūsi. Kuo daugiau žinai, tuo daugiau nežinai, šitą, žinai, mes visi tą puikiai žinom. Bet man visada patiko žmonės, kurie nesijaučia, kaip pasakyti, kad jų žinojimas ir jų žinios neverčia tavęs jaustis kvailiu. Kad tu supranti, kad taip, tas žmogus už tave daug daugiau žino, bet jisai su tavimi bendrauja kaip su savo lygiu ir neverčia tavęs jaustis niekingai. Tai man tokie žmonės patinka. Ir tu supranti, kad jis taip pat tavęs dėmesingai klauso, nes jis yra protingas. Jisai supranta, kad jis iš tavęs taip pat kažką gali gauti. Tai va tie smalsūs, guvūs žmonės, kurie kiekvieną akimirką yra pasiruošę gauti, nes jau kada tu jautiesi, kad tu dalini, tai žinai, tai jau yra šiek tiek tokia problema, susireikšminimo sindromas, žinai. Tai bet aš jo niekada neturėjau. Aš aišku sakau, aš esu tokia, bet kur dirigentė, ne ten, kur natų nepažįstu, bet čia ne iš to, kad aš galvoju, kad aš gerai moku, o čia yra, aš gal labiau vardinčiau tai, kaip, žinai, kaip būna lenktyninės kumelė, žinai, kur pamato startą ir jos pradeda bėgti, nes tokia jos paskirtis, tai čia, žinai, gal labiau, bet aš nesu pačios geriausios nuomonės apie savo gebėjimą bėgti, dalyvauti varžybose. Tai va, tai čia, žinai, tiesiog tokia duotybė, aš bėgu, o kada bėgsiu paskutinė, tai beveik garantuotai, tai va. Tai čia, žinai, bet aš galvoju, man patinka žmonės, jeigu kalbant apie kitus, su autoironija, kurie geba iš savęs pasijuokti ir kurie nori keistis. Nes pasakymas, aš esu tokia,
Bet aš tokia. Jis man toksai infantilus. Jis man toks infantilus. Ir, nu, nežinau. Žodžiu, iš tikrųjų yra skirtumas tarp infantilumo ir nuolatinio, tokio, žinai, vaikystės šmėkščiojimo tavo akise. Čia yra truputį kiti dalykai. Nes infantilumas tai čia, žinai, kasyčių pinimas ir baimė užaugti. Bet visą laiką toksai, žinai, visą laiką tu pasiruošęs pamatyti pasaulį taip kaip vaikystėje, žinai, nes, nu, iš tikrųjų jame taip ir vyksta. Kas pasikeitė nuo tavo vaikystės, išskyrus tai, kad tu pasenai? Niekas. Pasaulis toks pats gražus. Už kiekvieno kampo garbės žodis, patikrinkit, yra stebuklai. Tai va, tai čia, žinai, vienintelis dalykas. Ir va, tas smalsumas, tas džiaugsmas, jisai savaime nebūna. Žinai, man gražus tas buvo netikėtai tapęs bestselleriu vienos slaugės, turbūt, paliatyvinės slaugos darbuotojos užrašai, kurie pradžio užrašinėjo Facebook'e, po to tapo bestselleriu, nes neišleido, man regis, Anglės, Britės, kur jinai kaip čia pasakyti, susistemino žmonių atsakymus, kuriems liko labai nebedaug gyventi. Kaip taisyklė, nė vienas iš jų nepergyvena, kad per mažai sėdėjo darbe. Nė vienas nesijaudina. Mirties patale gulėdamas niekas nesako, o viešpatie, o galėjau eiti dažniau į darbą, ilgiau ten būti, o kodėl aš to nepadariau. Niekas kažkodėl to nesako, bet mes daugiausiai laiko ten praleidžiam. Bet visi kaip vienas tvirtina, kad pirmoje vietoje, kad jie gyveno ne savo gyvenimą, o kažkieno kito projekcijas į tavo gyvenimą. Po galais. Čiagi kokia nesąmonė. Na, bet savo kiekvieną dieną užduot klausimą arba bent jau kartą per savaitę. Ar aš tikrai darau tai, ką aš noriu daryti, ar aš čia dabar darau kažką, ką kiti nori. Kažkiek, aišku, mes esam socialios būtybės, mes turim vieni su kitais palaikyti kažkokį ryšį ir girdėti kitus. Bet vis dėlto labai gerai būtų nepamiršti, kad mes turim savo gyvenimą gyventi. Ir, kas paaiškėjo labai įdomu, kad žmonės sako, gailisi, kad jie nebuvo laimingi. Vadinasi, jie nusprendė, kad laimė nėra toks dalykas, kuris nukrinta iš dangaus, kad laimė yra požiūris. Požiūris į dalykus. Tai va, keisti savo požiūrį į dalykus. Aš visai ką galvoju, kai tik tai gali, jeigu taip atsitinka, nu, kartais mes prarandam savo mylimus artimuosius, jie būna numiršta, jie būna išeina pas kitas moteris, jie būna dar ką nors padaro, žinai. Ir tu, aišku, tu tuo metu staiga atsirandi vėl ant 4, supranti. Bet tik tai pradedi kelti galvą, tik atsistoji ant 2 kojų ir vėl tu galvoji, okei, supranti, pagyvenkim. Nes, nu, taip atsitiko. Tu gimei, tu čia atsiradai, tu čia esi. Ir jau dabar svarstyti, ar čia yra prasmė, ar nėra prasmė tame gyvenime, jau yra labai kvailas užsiėmimas. Vadinasi, reikia ieškoti tos prasmės ir tame gyvenime bus tiek prasmės, kiek jos įdėsi į tą gyvenimą. Bet mažose dalykuose, kiekvienos dienos kažkokiuose stebukluose, geram kavos puodelyje, gražiai nupieštam katinėlyje, arba, žinai, komplimente pasakytam sutiktam žmogui. Pasakai gražų žodį, tu supranti, kad tai yra tokia smulkmena ir tau ir jam, bet nėra gera smulkmena, bet nebloga. Labai reta kartais. Kartais labai reta. Va dabar jau mes praleidom tą momentą užsidarę, buvome langą, 12 valandą skambėjo varpai. Aš jeigu tik tai nugirstu vienausim, kad jau skambina bažnyčios varpai, aš kaip mat atidarau langą ir klausausi tų varpų. Nes man tai yra tokia akimirka mano dienos, bet iš dalies tai yra aš turiu tokį kasdieninį, tokį kitą laikrodį, gretimą laikrodį. Per kiemą, pavyzdžiui, po 8, ten turbūt 10 praeina žmogus, kuris turi tą tokį, kažkoks tai sindromas, man atrodo, jis negali nedainuoti. Jis negali nedainuoti, jis visą laiką dainuoja. Kiekvieną dieną. Ir jis kiekvieną dieną praeina, nuskyrus savaitgalį. Jis praeina ir aš žinau, kad va dabar yra tiek ir tiek valandų. Paskui atsitinka dar kažkokie tai dalykai, aš girdžiu automobilį tam tikrą garsą, kad išsivedė, žinau, kad jau dabar tiek valandų. Paskui suskamba bažnyčios varpai, žinau, kad jau tiek valandų. Nu, tai yra daugybė būdų, kaip matuoti laiką gražiai, žinai, bet pozityviais dalykais, o ne tai, kad, nespėju, aš laikrodžio gyvenime neturėjau. Nespėju, vėluoju. Niekur nepavėluosi. Žinai, vieną dieną, svarbiausiai savo laidotuvės, aišku, nepavėluoti. Jis gali būti nepatogu prieš žmonės. Šiek tiek sprendžiau pavėluoti. 10 metį dar palaukti. Jo, tai va, tai žinai, tai kol esi gyvas, tol smagiai gyventi, o ne atvirkščiai.
tėtis. Tai niekada nepalaikau ir man kartais prikaištauja, man sako, labai artimi žmonės sako, jo, žinoma, taip, Nomeda, tau būtinai visi privalo, aplinkui tik šipsoti, žmonės negali būti blogos nuotaikos ir taip toliau ir panašiai. Visą laiką šitą klausimą sakau paprastai, taip, privalo. Tai yra privaloma. Tai yra privaloma. Žinai, aš galvoju, labai nemandagu čiaudė žmonėmi nosė, ne? Šniurkšti bezdėti panosį žmonėmi yra nemandagu. O blogą nuotaiką skleisti tai jau mandagu. Aš prieštarauju. Būti susiraukusiam yra mandagu. Nemandagu. Mes čia smaištaujam dabar su tam, bet iš tikrųjų tai yra nemandagu. Aš manau, kad teigiamos emocijos yra taip kaip ir dalykas, kuris yra geros, gražios žmogaus vidinės kultūros požymis. Aš galvoju, kad tai yra dalykai, kurie turėtų būti privalomi inteligentiškam žmogui. Nes aplinkui skleisti negatyvą yra tiesiog nemandagu. Sutinku, labai sutinku. Na, taip, aš taip galvoju. Artėjant į pabaigą mūsų nuostabiam pokalbiui, skaniam pokalbiui su Nomeda, jau tampa tradicija, kad aš kiekvieno pašnekovo klausiu, ką jam reiškia tikras žmogus. Tas klausimas, jis toks, žinai, jisai dviprasmiškas ir sudėtingas, iš tikrųjų. Visi mes, aišku, žmonės. Human beings, ne? Bet jeigu tu taip klausi ir taip formuluoji, tai aš tau galėčiau pasakyti, kad vaikystėje, aš atsimenu, būdama visiškai maža, supratau vieną dalyką, visiškai įdomiom aplinkybėm, šokdama per balutę. Močiutei po to uždaviau klausimą, nežinau kodėl, atsimenu tą atspindį net, žinai, ką aš pamačiau toj baloj. Bet aš taiga supratau, kad tai, kad žmogus turi gimimo datą, kad yra gimimo data, tai nereiškia, kad jis gimė. Ir kapinėse, kai tu matai gimimo ir mirties datą, tai nereiškia, kad žmogus gyveno. Ką aš noriu pasakyti? Aišku, kad mes esam, kaip pasakyti, be abejo, kažkas sakys, na ir ciniška ta Marčėnaitė. Čia su didžiausia pagarba, bet čia galbūt greičiausiai su didžiausia užuojauta. Nes baisu, dar baisiau būtų aišku suvokti, kad tu negyvenai, kai tau numirti reikia. Tai vat, man labai gražu, kada žmogus gimsta, ne, jisai kaip ir turi galimybę gimti kaip žmogus, kad jo siela, kad jisai suvoktų, kad jis gyvena. Turbūt turi gimti sąmoningumas kažkoks. Suvokimas savęs šitam pasaulyje, kodėl tu toks arba kitoks. Aišku, iki galo mes negalim, nes mums ten vadovauja mūsų hormonai, tai mums poruotis reikia, tai mums vaikus gimtyti reikia, tai po to dar į kairę eiti reikia. Žodžiu, dieve, kankina mūsų tas biologiniai laikrodžiai mus kankina, bet šalia to pageidautina, kad nors kiek būtų to sąmoningumo. Tai vad žmogus suvokiantis, ką jis daro ir atsakingas už savo veiksmus, nebūtinai religingas. Nes kažkas tai labai gražiai pasakęs, kad moralė nusisavino religiją, bet moralė yra dalykas, kuris yra daug plačiau apimantis dalykas. Tai žodžiu, žmogus, tikras žmogus man yra tas, kuris suvokia, kad jis gyvena, kad jis vertina pasaulį ir moralus žmogus vis dėlto. Tai čia yra toksai žmogus. Aišku, žinai, bijau aš tų kategorijų ir savokų tikras žmogus, nes skamba labai taip, žinai, vienas vaikinas yra parašęs knygą ir turėjo savo švarios rasės filosofiją. Tai šį kartą truputėlį, žinai, tikra šeima, tikras žmogus. Tikras, žinai, tik tai galbūt toksai, žinai, iš tikrųjų tik linkėtina, žinai, aš galvoju. Toks žmogus, tikras žmogus, tai sakau truputėlį, kad neskaniai neskambėtų. Bet aš manau, kad aš suprantu, ką tu nori paklausti ir ką tu turi omeny. Tai tai tikras žmogus toksai. O aš norėčiau tapti tikrų žmogum. Ačiū, Nomeda. Ačiū tau. Tau už laiką, už energiją, už gyvybę. Ir sakau, iki greito, nes greitai pasimatysim. Iki.